vis tiek Valentino diena, tai biškelį apie meilę reikia pakalbėti, bet su ta meilė, tai jinai susijusi su mūsų hormonų veikla, kaip ir visa kita. Tai truputėlį apie 2 stadijas žmogaus, nesusidarykit įspūdžio, kad aš kažkoks medikas ir labai gerai ten viską žinau, jokių būdų ne, bet bendrą principą, kada žmogus įsimyli, jam išsiskiria tam tikri hormonai, lygiai taip pat, tokie pat hormonai išsiskiria apskritai, kada žmogus turi kažkokį tikslą ir dega tuo tikslu. Tai vat įsimylėjus pirmiausia išsiskiria dopaminas, kuris sako noriu, man reikia. Ir tada žmogus mato taikinį, mato, ką jisai medžios, ar tai žmogus, ar tai kažkoks tikslas, nesvarbu. Ir jis daugiau nieko nemato. Tik tai medžiojamą objektą ir taip pat išsiskiria noradrenalinas, kuris sako, noriu dabar. Taip, ir tai kainuoja labai daug fizinio resurso, kada dega visas kūnas, stipri reakcija ir jeigu žmogus ilgai būtų įsimylėjęs, tai jis labai greitai ir užsilenktų. Greit ir numirtų, nes sudegintų per daug energijos. Todėl šitoj būsenai, jinai aišku pradžioje yra pati stipriausia, o paskui jinai silpsta. Ir maksimaliai apie 3 metus žmogus gali jausti tą tokią kažkokią euforiją, tą tokį... Bet anksčiau ar vėliau pereina organizmas į kitą stadiją, todėl kad taip gamta surėdė, kad mus apgautų. Ir dabar prisiminkit savo vyrus ir žmonas ir pagalvokit, kokio velnio aš su tuo žmogum gyvenu. Jeigu gyvenate daugiau negu 3 metai, šitas klausimas jau jums kilo. Prisipažinkit. Ne vieną kartą kilo. Taip, ne vieną kartą. Ir tai yra visiškai normalu, todėl kad gamta taip sukūrė, kad mes daugintumėmės. Nes jeigu nebūtų šitos apgaulės, jeigu šitas hormonas neišsiskirtų, niekas nesidaugintų, kokio velnio man apsunkinti savo gyvenimą, nes vaikai išsunkia energiją irgi, ar ne? Vaikai dažniausiai yra netyčiukai, dažniausiai koks 90%, ar ne? Tai žmogus prabunda kažkada ryte ir jaučiasi labai išdurtas, labai apsigavęs gyvenime. Taip, turi naštą didelę. Vaikų, sutuoktinė, kurio nebeaišku, kam jis. Bet gali pereiti, taip, jeigu meilė toliau vystosi, tai mes perinam į antrą pakopą. Tai yra, kada jau išsiskiria oksitocinas, kuris sako, kad, saugu. Viskas nurimsta ir šalia to žmogaus jautiesi labai labai saugu ir kitas hormonas vazopresinas sako, kad čia mano. Ir aš jau čia dabar pasilieku, kad čia mano, čia saugu. Tai visiškai priešingos fazės. Pirmoji fazė žmonės nori nuotykių. Kada jie įsimylėję, jie būtinai turi eiti kokį klubą, jie turi eiti kažką veikti, keliauti. Ir atrodo, sėdėt namie, nuobodybė, žiūri ten į vyresnio amžiaus žmonės ir galvoja, Jėzau, jau viskas. Karšiamas, jie namuose, karšiamas. Tada mes perinam į antrą tą etapą. Tada mes pradedam jausti, kad mes nebenorim nuotykių. Todėl, kad čia yra saugu ir ramu, čia yra gerai, čia mano. Ir tada nebesinori nei kažkokių ten tų kelionių, nuotykių, ten blaškytis kažkur. Taip, ateina tokia ramybė, pasitenkinimas. Tai va, tai nei
viena fazė nėra bloga, nes tie patys hormonai dalyvauja ir kitose procesuose. Jeigu mes nemedžiotumėm kažko, tai mes labai greit susirgtumėm visokiais Alzheimeriais, visokiom senatviniam, bet kada jau tiesiog tu nebeturi tikslo ir viskas atrofuojasi. Atrofuojasi atmintis, suvokimas, todėl kad nebėra kas tave degintų ir kada tu įsimylėjęs, tu nori stengtis, nori patikti, nori būti geresnis kažkoks. Aišku, žmogus gali nueiti klystkeliais, tada jis atsimenu 63, 64. Kada jau tu prabundi ir supranti kokio velnio, jisgi netobulas ir atrodo gerai, aš susirasiu kitą žmogų, jo bus geriau, jis bus tobulesnis. Ir žinoma, ta pirmoji fazė, jinai gali pasikartoti su kitu žmogu, bet kiekvieną kartą jinai yra trumpesnė. Jeigu 3 metus tu buvai įsimylėjęs pirmą meilę, kitą kartą jau tu mylėsi, bet tai truks, kokius 2 metus, paskui metus, o paskui tai tampa tokiu savaitę ir jau žiūri ir galvoji, ne. Tai mes tiesiog nualinam organizmą, jis nebegali išskirti tiek daug tos ugnies ir viskas. Ir tada ateina toks nusivylimas apskritai viskuo ir tada žmogus, kaip čia vienas iš mūsų bendruomenės, bet aš pasiliksiu dabar vienuolystėje. Aš dabar būsiu vienas ir man nieko nereikia ir tai yra gerai, nes organizmas pailsi, atsigauna, kol subręstų vėl kažkas naujo. O jeigu mes ištisai gyvensim ant adrenalino, tai tada jau aišku, žmonės, kurie labai daug dega, jie labai greit miršta. Žmonės, kurie gyvena daugiau toje antroje fazėje, tam saugume, ramybėje, jie gyvena labai ilgai, bet ir nuobodokai, kaip mes pažiūrėtumėm, bet visą laiką tas pats, saugus gyvenimas, žodžiu, kaip ir reikalingos abi fazės, bet nereikėtų pervertinti nei vienos, nei kitos ir sąmoningai suvokti, kad tai yra gamtos žaidimas. Sorry, bet jaunimui dar tik pradžia ir girdėti, kad meilė yra tik tai hormonų žaismas, biškį liūdna. Bet tai kaip viena aikštelė, kur buvo, kad mergina sako, bet tai meilė irgi beviltiška, taigi nebus visam gyvenimui, kas jeigu mane paliks. Tai nuo to mes visi pradedam, o paskui, kada jau kažkiek metų pragyveni, galvoju, blemba, kad tik mane paliktų. Nes tu tai nenori būti blogas ir palikti. Taip, nori, kad kitas būtų blogas, tave paliktų.